Kokiu leveliu? Paėmė tą kokį levelį padaryk. Tai sveiki bičiuliai, sugrįžom į antrąją mūsų laidos dalį, kur mes pasportuosim. Atliksim kojų treniruotę. Jo, aš pagalvoju, gal reikia trumpai papasakoti, koks mūsų planas šiandien dieną, nes senokai nebuvo darytos kojų treniruotės laidoje. Tai mes pradėsime iš tikrųjų dabar nuo... Apšilimo pradėjom. Jo, apšilimo jo, pasidarėm ant kardio. Tada ką čia darysim? Padarysime 2 pratimus klubų ir klubų mobilumui. Okay. Palavinti truputį apšilti, kad treniruotės eigoje būtų lengviau atlikti pratimus. Ir padarysim dar kelis pratimus raumenų suaktyvavimu, grynai šlaunų ir sėdmenų. Tai sakim, tempimo padarysim biškį. Jo, tai vat prieš bus mobilumo, tempimo pratimai ir po to suaktyvavimo 2. Okay. Ir tada darysim 5 kojų pratimus. Pradėsime nuo dvigalvio. Hamstringo, ne? Pulso. Dabar paaiškinsim, kodėl mes... Buvo diskusija, kodėl taip reikia mums daryti. Todėl, kad labai daug kas susidurėte su sutrumpėjusiu dvigalviu. Tai yra iš tikrųjų labai dažna bėda, nes daug žmonių turi sėdimą darbą. Kada mes net elementariai ir mašinui praleidžiam sėdim, ofisuose sėdim, namuose sėdim, ant tuliko kažkas sėdėte. Tai kuo daugiau sėdim, tuo labiau mūsų šitas raumuo trumpėja. Nuo kojos sulenktos praeities. Automatiškai atsiranda kelio įvairiausi skausmai. Aš pats esu praėjęs, o pradiskutavom, kad irgi toks pačios bėdos. Tai iš tikrųjų, kas man yra padėję, aš visada savo kojų treniruotę pradedu nuo aktyvavimo būtent dvigalvio. Tada padarau visada kažką sėdmenim. Tai yra vėl dar vienas raumuo, kuris irgi pasidaro tinginys ir aš garantuoju, kad kokiam 90%, ypatingai vyrukų, šitas sėdmenys, ne, raumuo. Jo, sėdimasis raumuo, jisai yra neaktyvus. Numiręs. Jį reikia suaktyvinti. Tai irgi darysim būtent iš eilės dvigalvis, sėdmenys, o tada pasidarysim jau keturgalvį, kaip sakant, galėsim damušti. Krūtinė išstumta į priekį, pečių juosta nejuda ir glaudžiam. Ir iškart į kitą pusę. Įkvėpiam. O kitą pusę dar blogiau, žiūrėk. Išpučiam. Atsargiai. Nu pas mane kairį irgi šiek tiek toks jaudės strigesys, žinai. Kiek laiko tu, manai, reikia mobilumui skirti? Aš kaip dabar dariau, pavyzdžiui, pastarai mėnesį, tai aš visą trepkę dariau, žinau, apie valandą laiką. Jo. Įsikiši į gumą koją, koja tiesi visiškai, kita koja paguldyta. Geras. Atsigult, nugarą tiesi, koją patemsi, kelias sekundės palaikysi, atleid. Kiek reikia užlaikyti už porą sekundės? Jo. Padarysim dar, pratemsime klubo lenkiamą į raumenį ir priekinių šlaunies raumenis. Okay. Žiūrėk, dabar atiklaupsim ant vieno kelio, gali padėti jo. Vieną koją ant žemės ir tada į priešingą pusę galinės kojos nusilenkti. Palaikai, atleidi. Tempia, jauti tempimą? Jo. Dabar žiūrėk kojas truputėlį toliau, kad kojos sulinktų į 90 laipsnių kampo. Atsitupiam, nugarą išspausk apatinę, galvą trauk atgal ir šiek tiek patupim. Kai jau pajausi, kad civilina, nustok nebedaryk, gerai? Pilvas įtemptas, galva atitraukta. Vieną koją ištiesi. Žinau šitą. Nes koja turi užeiti prie pat rankos. Prie šonės dalies, gerai? Teoriškai. Kiek išeis? Davai. Žiūrėk. Sėdmenų nekilnok. Visų darimo metu turi būti sėdmenys tempti. Faktas. Bet stipriai tempti, kad įsivaizduok, tada visai kitaip užsidirbsta užpakalinės šlaunis, jei tu įtempsi, ne, ir lenksi koją. Tai tau turi čia toks jausmas, traukimo jausmas. Įtempė, ne? Matau. Čiurnas užlenki, sulenkinėjai. Tada mažiau įsitempia nugaros apatinė dalis. Tai dar vienas būdas yra, jeigu norit mažiau įtempti šičia viską, užtempti, truputį save atsikelt su rankom. Taip? Jo, tu gali tada atlaisini šitą ranką, taip save pasidėti. Ir dabar tu viskas, tau net nebeleis jau kelti sėdmenų, ypač su moterim labai patogus šitas pratimas. Joms slėpi save pasikelt, čia prisispaudžia automatiškai, nebekyla. Čia žinai tokia blemba dalis, bet šito atlikimo labai tas svarbus muscle ir mind connection, žinai. Nes dažniausiai mes susikoncentruojam, tarkim, darydami pratimą, tarkim, jau gerai, jeigu vieną raumenį. Bet čia tau neužtenka, čia turi susikoncentruoti į sėdmenų padėtį,
nepaleisti. stabilizuoti, taip. Jo, ir dar turi apie šitą raumenį galvoti. O kalbant apie tą mind muscle connection, žinai, tai kažkada suskaitęs tyrimo mokslinį straipsnį, kuriame vienu žodžiu buvo tyriamieji žmonės, žinai, kurie tipo atliko trauko horizontalę. Tai tyrė tiem, kurie kalbėjo su treneriu, ar ten su draugeliu ir darė tą pratimą, žinai, ir tiem, kurie susikoncentravę, žinai, buvo. Tai tie, kurie susikoncentravę, jie sukontraktino to raumenį temporon stipriau nei tas, kuris tipo kalbėjo. Čia yra tokia, aš manau, kad kertinė dalis viso treniravimuose yra tas gebėjimas sujungti signalus. Tai nežinau, kiek tau čia bus patogu, matai, tu aukštesnis esi, bent po 10 kg dar papildomus. Mes atsireguliuosime ant tos tolimiausios padėties. Žiūrėk, dabar kojas laikysime pečių plotį, šiek tiek plačiau. Pėdas pasuksi išorėn, kilstelsi svorį ir pakišdamas dubenį po savim atsukdamas, trauksi sėdmenį. Kvėpsi ir išpūsi. Irgi 12 kartojimų. Čia net biškai patogiau tas diržas, nes dažnai kaip po tą štangą būna nepatogiai pasidam, įspaudžia, žinai. Jo, prispaudžiu, dubenį nuspaudžiu. O tu nemėgsti, pavyzdžiui, svorio kelt ir mažinti pakartojimus? Aš visaip darau, žinau. Aš dabar kažkaip, ką žinau, būna piramidę darau, būna dropsetą padarau, būna kartais darau, ten daleiskime full range of motion, ne, kitą kartą darau nepilna. Pagal ką tas korekcijas pasidarai treniruočių? Pagal nuojautą ar? Ne pagal nuojautą, ne, žinau, mėnesį laiko darau vienaip, mėnesį kitaip, kad kūnas nepriprastų, žinai, nes kai pripranta kūnas, tai ir progresas mažesnis. Iš karto kelk. Kažkas norit pramušti ant tai kojas, vieno karto neužtenka. Ir geriausia yra išskaidyti pagal priekis galas. Šitą mes pirmoji daly žiūrovam pažadėjome truputį pakalbėti apie tai, kaip užvesti ir kaip pasirinkti treniruotės. Grįžusiems po klajonių, sausio mėnesį, žinai, pasižadėjom savo sportuoti. Vyrukas, ne, įsivaizduokim, tavo rekomendacijos, kiek pirmiausia turėtų būti savaitę tų treniruočių, jeigu mes norim kažkokio progreso, kažkokio rezultato. Tas toks jau minimumas. Priklauso koks tas rezultatas? Nu, tada įsivaizduokim, tikriausiai tipinis, ko nori tipinis pas tai atėjęs klientas. Visokių būna. Na gerai. Bet, dažniausiai tikriausiai sustiprėti. Svorio raumenų. Jo, svoris, raumuo sustiprėti. Tai kaip turėtų būti tas minimum? Pagal visas rekomendacijas, tai manau, kokios turėtų būti 3 minimum salė treniruotės, ne? Kad apdirbtum visą kūną ir kokio vieno kardio. Pradžiai. O paskui dar galėtum dasimesti. Ką reiškia hipertrofija? Tai reiškia, kaip čia galiu paaiškinti paprastai, stimulas raumenims augti. Principai. Jo, jeigu mes norim, kad mūsų raumenys augtų ir keistųsi kūno kompozicija, tai tikriausiai reikia daugiau negu 3 kartų. Taip, ir turi sukelti patinkamą šoką. Tas krūvis, jisai turi būti, jeigu pagal paskutinius mokslinius tyrimus, kuriuos aš mačiau, tai turėtų būti ne mažiau 8 priėjimai, kada yra perkopiama 70 maždaug procentų maksimumo to darbinio krūvio. Nuo savo vieno maksimalaus pakartojimo. Tai vat įsivaizduokim, kad tarkim mes norim rankas, ne? Jo. Tarkim bicepsą, tik tai. Tai įsivaizduokim, kad jūs turite duoti 8 minimum darbinius per tą savaitę. Galima išmėtyti, galima vieną trefkę sukišti. Tada įsivaizduokim 8 minimum triceps. Aš čia kalbu minimum, nes šiaip yra nuo 8 iki 12. Priklauso o tada pečiai, kurie yra labai mažiukai raumenys, tai juos reikia apeiti. Tai kiek turime jau pakartojimų? Krūtinė, didelė raumenų grupė. 8 tikriausiai pakaktų. Nugarai daug kas ją turi vis tiek truputį labiau išvystytą. Jo. Nu, dar pratimai skiriasi, rankom pratimai ir nugaras. Tai faktas turi kaitalioti. Tada kojas. Tai vat pabandykit patys paskaičiuoti, ar jūsų treniruotėse įmanoma susitalpinti tuos 8 priėjimus su 6, 8, 10 pakartojimų daugiau negu 70% darbinio savo maksimalaus svorio. Tai tau pakilos nereikėtų? Kodėl tau naudoji? Mane verčia tada. Nu tai va, to netrūksta paslankumo. Žiūrėk, čia tai pagalbinė priemonė, supranti. Pabandyk viršūnę fiksuoti. Iškilė leidės. Iškilė, leidės. Aha. Kad visą laiką turi būti motion. Nu jo. Lemba pakrovimas koksai ir centriniai nervų sistemai ir raumeniai. Jo, eisim ir viskas. Pirmin atgal. Pirmin 10 ir atgal 10. Atėjus po pertraukos, ne, sausis,
sportuoti, kiek ten to treniruočių turi būti. O kaip merginos? Merginos tikriausiai ateina tikrai su kitokiais tikslais, ne? Tos hipertrofijos, tarkim, manau, merginų mažiau poreikio. Nors, dabar galvoju, gal ir ne. Visos nori užpakalio. Jos nori lieso raumens. Jo, jos nori sustiprėti, didelių, tai nes, žinai, kaip vyrai pasidarys. Ne, čia negerai. Nors tai neįmanoma pagal viską, be jokių preparatų. Be papildomų, neįmanoma. Bent labai ten gifted, kokia nors. Genetiškai. Jo, tarkim, būna sportininkių merginų, matęs netgi kraujo tyrimų, kur turi natūraliai didesnį kiekį jo. Tai yra pasme kelias. Tai va, tada įmanoma kažkokį rezultatą padaryti, bet šiaip ne, merginos jūs nepriauksite. Bet tarkim, jeigu jūs davėte savo iššūkį, kad norite pradėti vėl sportuoti, sugrįžti, ir jūsų tikslas yra faktas, kad priaugtų šiek tiek liesos odinės masės, aišku, norite labai akcentuotis į sėdmenis. Dažniausiai. Tai kiek tada turi būti treniruočių? Kaip tą krūvį pasirinkti? Priklauso, kaip sakė, ne? Jei jos nori daugiau sėdmenų, tai sėdmenim turėtų būti skristas krūvis dienas per savaitę taip pat. Aišku, reikia neužmiršti vis tiek, žinai, kitų raumenų grupių, aš manau. Net ir kitų taip, bet aš sakau... Bet tikriausiai 3 kartai į savaitę turėtų būti tos irgi. Tikrai galėtų būti mergina arkliukas. Drąsiai. Nes vyrukam, jeigu sakom, 3 hipertrofija yra mažokai, merginom 3 net ir hipertrofija jau galima, jau. Galima kažkaip. Tiesiog mažiau akcentuosite, tenais nedėsite krūvio krūtiniai, kaip pavyzdys, jau tikrai merginom nereikia. Ten nugara okei reikalinga, nes labai gražu, kai mergina turi raumeningą nugarą. Man asmeniškai gražu. Nu, man irgi, taip. Jo, pečiai. Jo, bet 3 kartai, ne hipertrofija būtų pats tas. Jo, manau. Ypatingai bendram kūno tonusui, kaip sakau, tiem liesiem raumenim, ne? Plius, kaip sakai, yra baltymų kiekis pakankamas. Jo, čia labai svarbu. Miego režimas, viskas turi būti. Miegas, mityba, tai yra visi tie tokie dalykai, kurie tau gerą atsistatymą. Nes tada, ką reiškia, kad kitą dieną jūs galėsite ir kokybiškiau gyventi, veikti savo įprastus gyvenimo dalykus ir sportuoti. Investuokite į miegą ir į mitybą. Pavyzdžiui, dabar darau pas mes svoris, jisai nebūna niekada tokio didelio, nes aš darau tos lėtus, 3 sekundės apačioj išlaikau, tada pakylu iki pusės ir iš karto vėl, bet viskas lėtai, jokių spirokliavimų, jokių greitų. Kodėl nedarau greitų? Todėl, kad mes ir taip vaikštome, bėgiojame, mūsų blauzdos skaidulos lėtosios, kur greičių, jos yra įpratusios. Mums reikia vystyti kitas skaidulos tam, kad raumuo augtų. Reiškia, mums reikalingas lėtesnis apkrovimas, didesnis svoris, bet turi būti koncentruota labai. Šiaip chebrytę galiu pasakyti, kad man atrodo, Kaune tik tai 2 tokie Gym Plus yra treniruokliai. Tai yra Šilainiuose, Baltų prospekte ir Krėvės atnaujintas Gym Plusas. Tai va tenais irgi yra toks pat kojų treniruoklis, kur galim padaryti būtent atsistojus blauzdą. Tai aš dažniausiai, jeigu varau kojų daryti, tai renkuosi arba Krėvės Gym Plusą, arba šitą Šilainių. Nes turi aфиgeną haką, tą tikrą galingą. Jis iš tikrųjų labai panašus, man atrodo, Atome yra, tik dar didesnis. Jo. Tada yra šitas taklės ir yra Legpresas švytuoklės principų, kur aš mėgstu labai apsikrauti dvigalvį su juo. Jo, tai va šitas Gym Plusas ir Krėvės. Kojos geriausiai Kaune. O žinai, kai jie neturi. Dar bičiuliai noriu labai išjūsti iš tikrųjų jūsų komentarų, jeigu kas nors žinote, ar Lietuvoje yra tokios dankys staklės, kur įsitvirtina iki čia, įsirėmina virš sėdmenų ir tu gali daryti tik iš blauzdų. Jo, nes aš tikrai nemažai Lietuvoje sporto klubo aplankęs, kas žinote, bet aš tokio treniruoklio nemačiau. Jeigu kažkur yra pas kažką, būtinai parašykite, planuosiu aplankyti. Lauksiu jūsų komentarų. Gerai, žiūrėk, pasėdam šonu. Šonu? Volelio, taip, jo. Vieną koją sulenkt, užkeltą ant volelio, tai va, kitą ant žemės. Ir viskas, pavažinėjai. Gali tą pėdą net atkelti šiek tiek, permeti svorį visą, žinai, ant tos kojos pagrinde ir voluotis pagal viską, ne? Kaip čia gerbiamas Skurvydas yra sakęs, kad valavimas po treniruotės turi būti kuo lėtesnis ir gilesnis, o prieš treniruotę kuo greitesnis, paviršutiniškesnis. Iš principo valavimas yra tempimo pratimai. Nu, kažkas tokio. Po sporto. Ir nemažai trenerių buvo pas mane susijungę tų žinomų Lietuvos į tas diskusijas, kad vis dėlto daug kas sako, kad netikslinga iš karto po treniruotės tampyti raumenų grupės, kurias mes treniravom. Kodėl? Todėl, kad raumuo yra pilnas kraujo
ir tu jį ištempsi, jisai vėl sugrįž vėsdamas į tą pačią padėtį, į tą susitraukusį raumenį. Todėl reiktų iškelti to raumens tempimą arba į tos dienos vakarą, jeigu mes sportavom ryte, arba visą kitą dieną. Va šiandien mes darėm kojas, aš rytoj atvarysiu iš salę. Pirmas dalykas, ką aš padarysiu, aš prasivoluosiu, prastampysiu šiandien darytas kojas. Tai yra dar vienas tokia teorija, kad tipo, kuo raumuo daugiau yra plešiamas, per stipriai yra tempiamas, jis turi savybę irgi po tų tempimų sustraukti atgal. O jei tu raumenį tempi iki tam tikro lygio, iki tokio lengvo diskomforto, tada jis išsitemps. Tempimo pratimai daug kas galvoja, kad yra daroma raumenų skausmų mažinti kitai dienai, bet čia yra visiškas mitas. Tempiamas raumuo, tempiamo raumens amplitudė yra didinama. Tam. Ne dėl to, kad jisai ten greičiau atsigautų, žinai, ir supranti ir neskaudėtų. Skausmai mažinti po treniruočių tai yra šaltas ledinis vanduo, pagrindas, number one, dėl to ir visi daro, pavyzdžiui, olimpiečiai, simatęs gal, leiskime, bėgikai ir taip toliau iš karto į vonelę, ne? Arba karštas vanduo, irgi atpalaiduoja ir vienu žodžiu geriau viskas ten pasiskirsto, žinai. Prieki dabar, paprasčiausia, ne? Iki girnelinės sauslės. Jo, iš tikrųjų, bičiuliai, jūs pajausite bevažiuodami, kur tas toks skaudesnis taškas, ten galite biškį sustoti. Jo, palaikyti. Paspausti, paskui vėl pakilti, vėl sugrįžti į jį. Čia toks lengvas mazochizmas. Ir nepamiršti voluoti ir klubo, voluojant šlaunies priekinę pusę. Tai pavyzdžiui, nusileisti giliau, žinai, laikyti šitą sakorį, tu turi pajausti. Tai yra toks grovelis tarp dubens, priekio, ir tarp šlaunies raumens. Supranti? Ten irgi labai svarbios vietos, kurios būna įstembus. Tai iš tikrųjų aš norėjau asmeniškai labai padėkoti, pirmiausia, aišku, tau, atskiri laiko. Labai norėjau padėkoti Gym Plusui, kuris įsileido mūsų pasportuoti ir nufilmuoti šitą laidą. Taip. Ir svarbiausia, aišku, noriu padėkoti jums žiūrovai, kad žiūrite, kad grįžtate su gerais komentarais, kai kurie grįžtate su blogais komentarais, tebūnie. Tai yra, vis dar džiaugiuosi, kad turim žodžio laisvę. Taip, dar tai yra normalu, viskas yra galim reikšti, kam kas patinka, kam nepatinka, tai viskas tvarkoj. Kiekvienas turi savo nuomonę ir skonį, žinai. Skonis draugų neturi. Jo. Klausimas pabaigai, ką dažnai mėgstu paklausti savo pašnekovų. Jeigu pasirinktum gyvūno totemą, kas būtum? O, blemba. Čia geras. Galvoju. Kas pirmiausiai galva šauna? Vilkas? Vilkas. Aha. Šiaip žinau, kad turėjom vilkų laidoj. A, ne? Jo, bet aš dabar neatsiminsiu, reiktų... Jeigu žiūrovai kažkas geriau atsimenat už mane, mano laidas, būtinai parašykit, kas buvo vilkas. Bet žinau, kad tikrai buvo vilkas, tik reiktų labai gerai praknist archyvą. Beje, čia yra 80-oji laida. O, geras. Tai jo 3 metų darbas. Labai gerai, sveikinu. 80-oji sportuojame su laida, kai tuo tarpu bendrai Papildistas TV yra apie 200 skirtingų video sufilmuotų, nes laidų yra visokiausių. Jo. Tai sportuojame su išlikęs toksai ilgiausias projektas, man daug kas sako, iš kur tos motivacijos randi, tai iš tikrųjų motivacija va čia, už kadro, kurie žiūri ir tiesiog man patinka. Man patinka susipažinti su žmonėm, patinka aplankyti sporto klubus, patinka užmėgsti tos santykius, bendrauti. Tikrai su visais vis tap, sako, viskas, jums laikas baigti treniruoti. Užtenka, sakiau, kiek galima. Čia sako, sudeginau 1000 kalorijų. Aš ir to norėjau padėkoti, kad pakvietei mane į laidą, ne? Leidai man pasidalinti su žiūrovais, su visais, ne, kas čia žiūri šitą laidą, savo kasdienybę, ir tikiuosi patirtim, ir tikiuosi, kad tai kažkam tai vis dėlto bus naudinga. Tai va, to ką norėčiau palinkėti, kalbėjom prieš tai. Pirmoji laida beje, 2026 metų pirmoji laida. Taip, pirmas palinkėjimas. Tai visi tie, kas žiūri ir absoliučiai visiems pasaulio žmonėm, tai linkiu mylėti save, visų pirma, žiūrėti save, nes jei to pačiam bus gerai, tai bus ir kitiem aplinkiniam gerai viskas. Ir saugoti savo sveikatą. O aš iš tikrųjų pridursiu nuo savęs žiūrovai, kad būkite kiekvieną dieną ne tik stipresni, bet ir protingesni. O, čia svarbu. Tai ačiū, kad žiūrite. Ačiū labai. Susitiksime naujose laidose.